Sveiki, su jumis yra Svajonių Taro. Noriu padaryti bendrą būrimą, kodėl į jūsų gyvenimą vis grįžta neigiami žmonės ir kokios situacijos jie ateina. Dabar bus 3 variantai. Pasižiūrėsiu su neigiamam kortom, tada su viduriniam ir dar su viena kortom. Kaip ir sakiau, bus 3 variantai, su kokiam neigiamom energetikom jie ateina pas mus. Ką dėl to daryti? Ir ką aukštesnieji vedliai patarė mums šitoj situacijai. Jeigu reikia laiko, sustabdykite, čia ne 2 kortos eina, sulipusios net nepasileidžia. Tai sustabdysiu, kad man laikas. Sustabdžiau tam, kad greičiau padėlioti, kad greičiau galėtumėte apsispręsti. Visur po 2, čia 2 buvo, čia 2, tai ir čia išsėmėčiau 2. Tai gerai, pradedam. 1, 2, 3 variantas. Gerai, pradedam nuo 1 varianto. Taip, neigiama savybė eina su vyriškiais, su taurių karaliais. Žmonės linkia manipuliuoti, linkia keisti nuomonę, jie linkia negatyvumas eina iš vyriškio pusės, manipuliacijom, gudravimu, galbūt agresyvus yra, nes linkia emocijom pasireikšti, emocionalūs vyrai būna arba labai užsidaro ir verkiantis, arba tie, kurie pastoviai rėkia, impulsyvus, gali šlepetę mesti, gali trankytis, gali žvilgsniu, atrodo, kad pritrenkti. Tai vat, neigiami žmonės dažniausiai būna vyriškiai. Gerai, ką čia reikia daryti? 8 kardų iškrito, patarimas yra toksai, kad jūs įstrigę. Šitoje situacijoje matosi, jūs pati jaučiatės kalta, arba kad pati situacija įstumia jūs į kažkokią nemalonę poziciją. Šitoje vietoje reikia mokėti arba atleisti, arba rasti kompromisą, arba taikytis, arba mokėti spręsti problemas kitų atžvilgių, tik blogės situacija. Galbūt esate pati kalta arba pats kaltas dėl šito susidūrusios situacijos, reikia išeiti, bet kaip bebūtų, jeigu nerandate kaip toliau elgtis, galbūt reikia skirtis. Ką kalba aukštesnieji? Žinia. Žinia tai yra išminties, vadovautis nuojauta, vadovautis išmintimi. Kokiais būdais jūs kviečia stotis ir būti pavyzdžiu, žinies korta. Bet dažnai tai rodo meilės trikampius žmonės, kada meluoja, žmonės, kurie turi žalingų įpročių, tai slepia arba visokie paslėpti dalykai. Tai aukštesnieji rekomenduoja pasitelkti nuojautą, galbūt kreiptis į tokias kaip aš. Bet iš esmės žinia tai yra žmogus, kuris pats nujaučia ir mato teisybę. Melą permato labai greitai. Gilus užpildymas 2 korta. Atsitraukite, ilsėkitės, leiskite kitiems jumis pasirūpinti. Pati pozicija pasako, kad galbūt šitie santykiai jau yra toksiški ir reikėtų juos paleisti ir leisti, kad kiti rūpintomis jumis. Arba šitoj situacijoje yra taip, kad jūs nenorit kažko prisijimti arba kažkokių, tai sakykime, situacijų kaip surištom rankomis. Tai pati korta pasako, kad reikia jums poilsio, reikia ramybės, reikia tokio atsipūtimo. Kaip bebūtų, pati korta sako, vadovaukitės intuicija, neimkite labai į širdį, problema yra su vyriškiais. 2 variantas, kur čia problema? Problema 3 lazdų. Čia eina laukimo korta, kada žmonės arba labai daug dirba, arba tai pastovis laukimas žmogus, arba komandiruoti, arba kažkur išvykęs, arba tarp jūsų kažkoks yra atstumas. Gali būti nebendravimas, santykiuose mažai bendraujama, kalbama, leidžiama laiko kartu. Jeigu žmogus toli, tai reikia išlaukti. Šitoj situacijai, kaip bebūtų, ateina labirinto galas, vis tiek kažkada atrasite jį, bet parodo, kad jūs esate įstrigę tam tikroje situacijoje, labirinte. Jūs bandote ieškoti būdų, bandote ieškoti situaciją, kaip spręsti, sunkiai darote. Ir taip yra. Todėl, kad su to žmogum jaučiatės mylimi, meilė tarp jūsų, negatyvas yra, kad įstrigę tam tikrose kaip pasakysiu, rėmuose ir nemokate būti nekantrus ir reikia išlaukti.
Antroji korta tai riteris spektaklių, kuri visgi parodo vyriškį jauną, kuris pinigai ateina iš lėto, pats lėtas yra, galbūt labai smulkmeniškas, labai ramaus būdo, galbūt per lėtai viską daro, per lėtai gyvenimą žiūri ir apskritai mato per tingumo galbūt prizmę, galbūt net tingus žmogus, atvirkščiai labai darbštus, bet viską dar į pasaulį žiūri tokiam lėtom akytėm, ne, kaip nesubrendęs dar būtų, nesvarbu koks amžius, bet nesubrendimas yra, tai kad dar ne viską moka, ne viską žino ir dar tik pradeda atrodo gyventi ir tik suprasti, kas yra gyvenimas, kaip jį reikia gyventi ir ką turi daryti dėl jo. Aukštesniųjų patarimai jums, vidinė šventovė, atsidavimas, susiderinkite su širdies portalu, tai reiškia daugiau meilės duokite. Pajuskite ir žmogų, supraskite jį. Pati korta parodo, kad reikia daugiau meilės, jausmų, romantikos, įdėti tam tikrą vidinę šviesos, įnešti džiaugsmą, namus sutvarkyti, apskritai laukti to žmogaus, pasikliauti, klausyti, ką širdis sako. Išsilaisvink, sielos modelių, sutarčių ir praėjusių gyvenimo paleidimas. Reiškia, galbūt praeityje buvo tos problemos, dabar jos pamažu išeina. Galbūt vyriškis buvo per daug lėtas arba vyriškis netlikdavo visų pareigų, galbūt buvo kažkokie poelgiai nemalonus, jūs atleisdavo ir dabar laukite to šlovės, kada jūs atsiranda meilė, supratimas, buvimas kartu. Ir pati korta sako, paleisk praeitį, praleisk neigiamas emocijas, paleisk, kas buvo praeityje ir atsiduok dabarčiai, ne ir ateičiai, nes bus viskas gerai. Trečias variantas, kas čia? Čia karalienė taurių, vėlgi moteris impulsyvi. Iš vyriškio išgers visą kraują, nepagailite, reiškia labai tokia moteris emocijomis. Iš esmės, taurių karalienės, kaip ir tauriai karaliai, yra labai emocijom pasireiškia, jausmais, impulsyvumo, manipulacijom, keičia nuomonę ir elgesį. Taurių karalienės yra labai konkrečios, labai nori iš visų spausti idealų partnerį, idealų žmogų ir iš jo spaudžia tiek, kiek gali išspausti. Vat ir kraują gali išgerti visą iki paskutinio lašo, net nepagailėti. Tai vat pati korta kalba apie tai, kad taurių karalienė negatyvas yra pati tai, kad per daug nemokat išklausyti, nemokate galbūt nusiraminti, nemokate kažkaip tais romantiškai laiko. Vat negatyvas yra per moterį. Patarimas - siekti tobulybės santykiuose, siekti tobulybės, pergalės, kovoti, džiaugtis, bandyti vienas kitą suprasti, aukštinti galbūt vienas kitą ir bandyti pagirti vienas kitą, bet negalima šitose santykiuose pasipūsti, nes kitu atžvilgiu šitie santykiai pasipūtimas, išsiaukštinimas gali pakenkti jūsų gyvenimui ir tada, kas įvyksta, žmonės pradeda jūsų negerbti. Aukštesniųjų žinutės yra tokia: didysis susibūrimas, visi susirenka, taiki intuicija, sielos gentis, o antra - žaiskite, pasilinksminkite, švęskite, nebūkite tokie rimti. Iš esmės pas jūs susirenka visa gentis, tai yra visi protėviai, kurie jau išėję iš šitų gyvenimo, ne, išėję, bet jie jūs palaiko, reiškia, jie seka kiekvieną minutę, kažkodėl visa gentis jūs palaiko, jūs labai daug ką dėl gyvenimo padarėt, kad jūs nusipelnėte tokių žmonių. Antras dalykas, matau, kad jums trūksta kūrybingumo santykiuose, kad trūksta galbūt nueiti kokią šventę, pabūti kartu, romantiškai laiką praleisti. Pati korta reikalauja žaismingumo, aistros, reikalauja buvimo kažkur, išėjimo kažkur, tiesiog, negatyvas yra, moteris galbūt yra labai spaudžia visko, reikėtų mokėti žaismingiau situaciją pasižiūrėti. Neperspausti, o atvirkščiai romantiškai pasiūlyti kažką, išeiti, jeigu jau matot, kad jau impulsyvumas eina, paimkite, išeikit kartu, pabendraukite, tą impulsyvumą kažkaip nugesinkite. Tai su jumis buvo Svajonių Taro, ačiū, kad buvote, iki.